Sveiki visi. Sveiki, vaikai. Sveiki. Sveiki. Šiandien mes mokomės naują raidę. Kokią? Kokią bitę? Iš tikrųjų, tai mes šiandieną raidės kaip ir nesimokome, mes tik pasikartosime. O, Jau išmoktą raidę. Taip, išmokta raidė ir žinai, kodėl čia taip labai įdomi šiandieną tema. Štai aš turiu tokį laišką, kurį man atsiuntė vaikai iš darželio, vaikų lopšelio darželio Kodėlčiukai, Jonavos rajono Rūklos. Ir jie sugalvojo štai tokį gražų žaidimą. Jie man atsiuntė piešinius ir tau, ir man, ir mums visiems, kuriuose yra pavaizduota viena raidė. H. Raidė. Raidė H. Taip, mes tą raidę jau mokinamės ir tie vaikučiai, palaikyk, aš galiu pasakyti, kaip jie gražiai parašė ten, jeigu dar yra. Žodžiu, jie paėmė ir visi paaišė vieną raidę, ką jiem primena, ir tą raidę patikė kaip paveikslą. Dar parašė visą gražų labai eilėraštį, bet dabar mes čia nespėsim paskaityti, bet aš parodysiu štai šitas H raidės. Visi tą pačią raidę piešia. Ir kaip kiekvienas įsivaizdavo. Vieniem, kaip aš skaičiau, panašu ir lova yra, kitiem darė kažkokį daiktą, visokias asociacijas. O čia žiūrėgi. Žinai, Mėta, kol aš parodysiu, tai tu gal perskaityk tą eilėraštį, o aš parodysiu tas. Sveiki, Mėta ir mažieji draugai. Skaitau. Skaityk. O tu rodyk. Rodau. Taip, mes pažįstam šią raidelę. Ji visai mums nesunki. Į lovytę panaši. Taip. Tik tai žodžius, kai skaitai, reikia tarti juos rimtai. Žodžiai, himnas, herbas, reiškia Lietuva. Skaitom mes juos pagarbiai. Žodžiai, humoras, hipopotamas, skamba mums labai linksmai. Siunčiam savo raideles, pamatyti norim jas. Jūsų parodėlėje, mėgstamoji laidelėje, kurią žiūrim mes visi, kai sugrįžtam iš darželio. Prieš mokyklinės Kodėlčiukų grupės vaikai iš Rūklos vaikų darželio Pušaitė. Ačiū labai. Bet tai kokios gražios tos raidės visos, ar tu matai? Labai gražus piešinukai. Taip, visi. Ir su trispalvėmis, ir su himnais, ir su nuotaika, ir pasišiaužia. Tikrai labai ačiū šitiem vaikams už šitą gražią H raidę. Bežiūrint, žinai, šitą laišką, kažkaip ir kilo tokia idėja, kad vaikučiam, kurie nemoka rašyti, būtų smagu patiems pasidaryti kažkokią knygutę, kurioje, tarkim, jie mokintųsi rašyti vieną raidę. Visą knygą vienai raidai. Tiesiog paskirti. Ir kad nebūtų monotoniška rašyti, va, kaip čia matai, raidelė gražiai parašyta ir snaigės, ar ne? Bet, pavyzdžiui, H raidė, tai nėra daug žodžių, bet yra kitos raidės, kur turi tikrai labai daug žodžių ir reikšmių. Pavyzdžiui, kokia labai dažnai vartojama raidė, tai, pavyzdžiui, A, ar ne? O mes su mano dukrytė Austėja padarėme knygutę, kuri yra raidė B skirta. Na, bitė pagalvojau, kad man šitas raidės būtų įdomu. Tau mieliausia ši raidė. Taip. Austėja dar yra maža mergaitė, jinai rašyti visai nemoka dar. Ir mes, žinai, kaip mokinamės. Vat aš paėmiau blanknotą iš B raidės, kadangi priklijau baltą kvadratą, nes irgi iš B raidės. Tada mes paskui gražiai, kai baigsim knygutę, rašysim čia B raidę. Ir paprasčiausia, ką darėm. Aš Austėjai duodu užduotį namuose. Sakau, Austėja, gal tu gali nupiešti bitę? Tada Austėja paima, nupaišo bitę. Taip, kadangi jinai dar pati rašyti moka tik raidės, bet dar žodžių negali, tada aš jai diktuoju po vieną raidę ir jinai tada surašo tą žodį, kuris bus iš B raidės. Paskui aš paprašiau, kad jinai nupieštų boružę. Taip, tai jinai nupaišė gražią boružę. Irgi raidė B yra pirmoji. Pirmoji. Ūselius mes panaudojame kaip U raidę, kad būtų smagiau. Ir dar jinai nupaišė daug boružiukų šalia. Tada Austėja sėdėjo ir aš jas paprašiau, kad jinai nupieštų baravyką. Baravyką. Ir vėl diktavai raidės ir vėl pati bandė užrašyti. Taip, ir pati užrašė. Ir tokiu būdu mes žaidžiam žaidimą. Aš darau savo darbus, bet Austėja tuo metu, aš jai duodu užduotį, jinai ją įvykdo. Ir tada sakau, Austėja, kokiu yra dar žodžių iš B raidės. Tada jinai galvoja pati žodį ir paišo kitą piešinuką. Ir taip išmoksta klausyti, kokius garsus sako, kaip užrašyti reikia. Be abejo. Ir tai yra labai gerai, nes paskui mes žaidžiam tą žaidimą tokį, kur eik per namus ir ieškok žodžių iš kokios nors raidės. Tai, pavyzdžiui, B raidė labai turi, nes yra butas, balkonas, šviestuvas, kuris yra bra.
paskui yra vaikiškas buteliukas, barškutis, bučinukas, daržovių skirėjo, burokas, balionas. Žodžiu, eini, pavyzdžiui, atsistoji virtuvėje ir galvoji, kas bus šiandieną iš tos raidės, kur tu mokiniesi. Burokėlių sriuba. Burokėlių sriuba. Čia yra bananas, čia yra baldai. Braškės. Matai kaip. Ir labai smagu žaidimas, ir labai gražus piešinukai. O čia yra briedis. Taip, čia yra briedis. Gali būti dar ir bambeklis Noksas. Gali. Ir štai tokiu būdu gali paišyti visą gražią knygutę. Čia yra balionai, čia taip pat yra baldai dar. Čia yra balerina. O, kokia graži. O čia yra lėlė, kurios vardas yra Brats. Toks yra vardas, kaip yra Barbė, yra Brats, tai žodžiu, štai tokiu principu yra paišoma visa knygutė. Ir tada mokaisi rašyti ir yra labai smagu ir paprasta. Ir aš manau, kad vieną dieną vaikučiai tikrai išmoks rašyti tokiu būdu, ar ne? Taip, ir galima tokių knygučių padaryti daug visom raidėm, taip? Ir galima ne tik atpiešti ant to lapo, galima įklijuoti kažkokį kitą lapą. Arba iškirpti tokią raidę iš kokio nors, pavyzdžiui, laikraščio. Taip. Iš žurnalo. Ir ypač tom raidelėm, kurios yra labai, neretos, bet daug žodžių neprigalvosi iš tos raidelės. Pavyzdžiui, H, taip. Labai graži mintis tikrai ir ačiū tavo dukrytei Austėjai už tokius gražius paveikslėlius iš raidės B. Taip, Austėja yra bičių deivė, štai jai tą B raidę mes šiandieną mokinamės. Bet, žinai, kaip vaikas va šitaip rašo, jisai įsiklauso, kad tame žodėje yra daugiau, pavyzdžiui, tų pačių raidžių. Taip. Berašydamas jisai atkartoja ir mato, kad jos yra. Na, čia yra įdomus, smagus žaidimas. Ir vaikutis taip įsimins vieną kartą, kaip rašyti tos žodžius ir niekada nepamirš. Bite, o gal ir mes galime mūsų namuose surasti ką nors, kas būtų iš B raidės, taip? Gal ieškom? Kur dar nepaminėjom. Ko dar nepaminėjom? Taip, veidrodis nėra B raidės. Ne. Netinka, taigi nėra tokio žodžio. O gal čia... Kas dar? Netinka. Netinka. drakonas. Čia drakonas, ne begemotas. Telefonas, skaičius. Piešk ant lapo pagaliuką ir prilipinki jam pilvuką. Arba kojytę, arba rankytę, o gal raikytą uodegytę. Arba viršui uždėk taškelį. Žiūrėk, tu nupiešiai raidelę. Aha, gal T, gal K, o gal net D. Kokia išėjo tau raidė. Mes piešime raidės po vieną. Kiekvieną dieną, kiekvieną dieną. Ir vieną dieną, gražią dieną, išmoksim visą abėcėlę. Mes piešime raidės po vieną. Kiekvieną dieną, kiekvieną dieną. Ir vieną dieną, gražią dieną, išmoksim visą abėcėlę. A, anos. Ir B, ir C, ir Č. Ir K, L, M, N, O dar yra. Ir iš viso 30 raidės. Kiek? Labai daug. Aha. Oho. O jūs,